Kai nesutarėte su artimu žmogum, pykstatės, auklėjat, nurodinėjat. Iš tikrųjų pagalvokit, ką jūs veikiat. Jūs užsiimat perauklėjimu, jūs užsiimat švietimu, ar jūs vis tik tai dresiruojat savo paklusnų į gyvūną. Bet kuris iš šitų variantų jums tikriausiai seniai nieko neduoda ir jūs tikriausiai seniai supratot, kad visas tas jūsų veiksmas bandant pakeisti kitą bergždžias, neatnešantis nieko gero nei jums, nei tam žmogui. Tiesiog eilinį kartą nervuojatės patys, nervuojate kitą. Tai kam tada tai daro? Koks tikslas dėl to, kad jau kažkas blogai darė ir knisti protą savo ir knisti protą kitam žmogui?